Antroji kronikų knyga, 29 skyrius. Ezekijas pradėjo karaliauti 25 metų ir 29 metus karaliavo Jeruzalėje. Jo motina buvo vardu Abija, Zacharijo duktė. Jis darė tai, kas teisinga viešpaties akise, kaip ir jo tėvas Dovydas. Pirmaisiais savo karaliavimo metais, pirmąjį mėnesį, jis atidarė viešpaties namų duris ir juos atnaujino. Sukvietęs kunigus ir levitus į rytinę aikštę, jiems tarė: Levitai, paklausykite manęs, pasišventinkite ir pašventinkite viešpaties savo tėvų Dievo namus, pašalindami nešvarumus iš šventyklos. Mūsų tėvai nusikalto ir darė piktą viešpaties mūsų Dievo akise. Jie paliko jį ir nusigręžė nuo viešpaties buveinės, atsukdami jam nugaras. Jie užrakino šventyklos duris, užgesino lempas, nebesmilkė smilkalų ir nebeaukojo deginamųjų aukų Izraelio Dievui šventoje vietoje. Todėl viešpats užsirūstino ant Judo ir Jeruzalės. Jis atidavė juos vargui, pasibaisėjimui ir pajokai, kaip patys matote savo akimis. Nes štai mūsų tėvai žuvo nuo kardo ir mūsų sūnus, dukteris ir žmonos pateko nelaisvėn. Dabar mano širdis trokšta sudaryti sandorą su viešpačiu, Izraelio Dievu, kad jo didžioji rūstybė nusisuktų nuo mūsų. Mano sūnus, neatidėliokite, nes jūs išsirinko viešpats, kad prieš jį stovėtumėte, jam tarnautumėte ir smilkytumėte. Tuomet pakilo levitai iš Kehatų, Amasajo sūnus Mahatas ir Azarijos sūnus Joelis, iš Merarių Abdžio sūnus Kišas ir Jehalelelio sūnus Azarijas, iš Geršonų Zimos sūnus Joachas ir Joacho sūnus Edenas, iš Elicafano palikuonių Šimris ir Jejelis, iš Asafo palikuonių Zacharijas ir Matanijas, iš Hemano palikuonių Jehielis ir Šimis, o iš Jedutūno palikuonių Šemaja ir Uzielis. Jie sušaukė savo brolius, pasišventino ir ėjo viešpaties namų valyti, kaip karalius buvo įsakęs pagal viešpaties žodį. Kunigai, įėję į viešpaties namų vidų, išnešė visus nešvarumus, kuriuos rado viešpaties šventykloje, į kiemą, o levitai nešė juos į Kidrono upelį. Pirmojo mėnesio 1 dieną jie pradėjo šventinti, o to mėnesio 8 dieną pasiekė viešpaties namų prieangį. Per 8 dienas jie pašventino viešpaties namus ir baigė 1 mėnesio 16 dieną. Po to atėję pas karalių Ezekiją pranešė: išvalėme visus viešpaties namus, deginamųjų aukų aukurą su visais jo reikmenimis ir padėtinės duonos stalą su visais jo indais. Visus reikmenis, kuriuos karalius Ahazas karaliaudamas išmetė savo nusikaltimo metu, mes nuvalėme ir pašventinome, ir štai jie yra prie viešpaties aukuro. Karalius Ezekijas, atsikėlęs anksti, sušaukė miesto vyresniuosius ir nuėjo į viešpaties namus. Jie atsivedė 7 jaučius, 7 avinus, 7 ėriukus ir 7 ožius aukai už nuodėmę, už karalystę, šventyklą ir Judą. Jis įsakė kunigams, Aarono sūnums, aukoti ant viešpaties aukuro. Papjovę jaučius, kunigai ėmė kraujo ir juo šlakstė aukurą. Papjovę avinus, taip pat šlakstė krauju aukurą ir papjovę ėriukus, šlakstė jų krauju aukurą.
Po to privedė už nuodėmę aukojamus ožius prie karaliaus ir žmonių, kurie uždėjo ant jų rankas. Kunigai juos papjovė ir atnešė prie aukuro jų kraują kaip sutaikinimo auką už visą Izraelį, nes karalius buvo įsakęs aukoti deginamąją auką už visą Izraelį. Ezekijas pastatė prie viešpaties namų levitus su cimbolais, arfomis ir psalteriais pagal karaliaus Dovydo, regėtojo Gado ir pranašo Natano nurodymus. Taip buvo įsakęs viešpats per savo pranašus. Levitai stovėjo su Dovydo instrumentais, o kunigai su trimitais. Ezekijas įsakė aukoti ant aukuro deginamąją auką. Prasidėjus deginamosios aukos aukojimui, pasigirdo viešpaties giesmės ir trimitai, pritariant karaliaus Dovydo muzikos instrumentams. Visi susirinkusieji garbino, giedotojai giedojo ir trimitai gaudė, kol pabaigė aukoti deginamąją auką. Aukojimui pasibaigus, karalius ir visi, kurie buvo su juo, nusilenkę, garbino Dievą. Karalius Ezekijas ir kunigaikščiai liepė levitams šlovinti viešpatį, Dovydo ir regėtojo Asafo giesmėmis. Jie džiaugsmingai giedojo ir nusilenkę garbino. Ezekijas tarė: dabar jūs esate pasišventinę viešpačiui. Atgabenkite aukas bei padėkos aukas į viešpaties namus. Susirinkusieji atgabeno minėtas aukas, o kas norėjo deginamąsias aukas. Deginamųjų aukų, kurias susirinkusieji aukojo, buvo 70 jaučių, 100 avinų, 200 ėriukų. Visi jie buvo paskirti deginamai aukai viešpačiui. Pašvestųjų aukų buvo 600 jaučių ir 3000 avių. Kunigų buvo per mažai, jie nespėjo lupti visų deginamųjų aukų odų. Tad jiems padėjo jų broliai levitai, kol kiti kunigai pasišventino. Levitai stropiau rūpinosi pasišventinti negu kunigai. Be to, dar reikėjo aukoti daug deginamųjų aukų, padėkos aukų taukus ir geriamasias aukas prie kiekvienos deginamosios aukos. Taip buvo atstatytas tarnavimas viešpaties namuose. Ezekijas ir visa tauta džiaugiasi, kad Dievas paruošė tautą, nes tai įvyko staiga.